Šiandien aš jūs supažindinsiu, kaip reikia sujungti arba atjungti grandinę. Yra 3 grandinės jungimo būdai, tai yra naudojant spynelę arba grandinės užraktą. Ir kitas būdas yra, kai grandinė yra spec juodas narelis, kurioje toj vienintelį vietoj galima sujungti arba atjungti grandinę. Ir trečias jungimo būdas, kai bet kurį grandinės narelį galima atjungti ir sujungti. Vienas iš būdų, kai grandinė yra sujungiama ne spynele, naudojami spec įrankiai. Pakeitus grandinę naują arba sutrumpinus ją, reikia vėlgi sujungti. Naudojame spec įrankį, kurį galima įsigyti bet kokioje parduotuvėje arba daugumoje jų. Vėlgi primenu, kad negalima ištraukti visą pagaliuką iš narelio, nes paskui neis jo įstatyti. Pagaliukas įstumamas tokiu pat principu, kaip buvo išstumtas, bet negalima jo įstumti daugiau, negu kad išlindo kitoje pusėje. Tai yra, abiejose narelio pusėse turi pagaliukas išlysti vienodai. Norėčiau pridurti, kad montuojant naują grandinę svarbus yra grandinės ilgis. Yra 2 grandinės ilgio matavimo būdai, tai yra, kaip taisyklingai pamatuoti grandinės ilgį. Vienas iš būdų, kai grandinė yra priekyje ant didžiausio dantračio, galiai iš mažiausio, ant mažiausio turi būti nuo grandinės apačios iki grandinės viršaus vienodas atstumas, taip pat turėtų būti ir gale. Jeigu atitinka centimetras į centimetrą, reiškia teisingai tai atlikome. Grandinė yra galiai ir priekyje mažiausių dantračių ir turi grandinė nesiliesti perjungę, turi likti mažiausiai centimetro atstumo tarpas.